yra saulės rezginys pas mus irgi vienas dar emocinis centras. Tai irgi, kaip aš jau sakiau, kad saulės rezginys, kaip ir skrandis ar ne, čia labai priklauso nuo to, netgi maistas, kuris valgo. Bet, pavyzdžiui, žmogus sako, aš valgau maistą, ten švarų kažkokį, bet mes dažnai valgom ir restoranuose, kaip dabar, ne, pakelės visokiuose. Ir būna žmonės pagamina maistą, tie virėjai, jie, pavyzdžiui, žmogus įtampa ir mes žinom, kad įsitempia žmogus, energija perduoda, mes vis tiek valgom į ląstelieną, į ląsteles perduoda stresą. Ir žmogus pradeda įvalgyti ir jisai permeta tą į skrandį. Į skrandžią pasiskirsto per vidaus organus. Tai svarbiausiai, kad jeigu pajutot, kad kažkas ne taip, saulės rezginį suvalgėt ir prakvėpuojat saulės rezginį. Tiesiog prasivalo tą maistą ir jisai toliau eis į žarnyną jau. Ir jisai turi būti švarus energetiškai, nes jeigu jūs permesit tą informaciją į ląstelieną, tai su ta visa ląsteliena į vidaus sistemą, tai pasiskirtis per vidaus organų. O žarnynas mūsų pilnas yra nervinių taškų, mes matom, nes, pavyzdžiui, jeigu paimkim žarnyną, jis neturi raumenų, jis visą parą dirba, ne, įdomu kaip. Bet ten irgi yra mikrosistemytė ir labai daug taškų, kurie gali paskirstyti per vidaus organus, sakykime, energiją ir nebūtinai energiją, bet ir stresą. Jeigu aš noriu, kad mano vidaus organai veiktų taisyklingai, tiksliai, neturi papulti niekas į tenai. Kitas yra dalykas emocijos, mano. Tai, pavyzdžiui, jeigu pas mane kažkas yra netvarkoj su saulės rezginiu, tai pas mane gali būti ir emociškai kažkas negerai. Tai dažnai būna ir su žarnynu, pavyzdžiui, kaip arba su saulės centru. Va, tai čia vienas dalykas, ką mes valgom. Kitas dalykas, saulės rezginys, jisai irgi yra susijęs su mūsų smegenų veikla. Jeigu pas mane, pavyzdžiui, čia tokia kaip mainai vyksta, pavyzdžiui, gal parodys biškinau Juozas tą piešinuką aš. tą visą bendrą, kur saką siūnam, gerai? Jo, gerai. Tai va, tai įsivaizduokite, jeigu čia yra švaru, pas jūs papuola maistas į skrandį, tai viskas gerai. Bet jeigu pas jūs yra energetiškai tvarkinga sistemytė, jūs pasiemate energiją, jinai vis tiek papuola jūsų vidaus sistemą. Ir jinai pasiskirsto, žarnynas ją paskirsto per vidaus organus. Iš jūsų vidinė sistema susibalansuoja. Jeigu čia yra energijos, jūsų vidaus organai irgi veiks teisingai, nes dažnai vidaus organai pasiema iš saulės rezginio, sakykime, energijos taisyklingai veiklai. Jeigu, pavyzdžiui, ten kažkoks inkstas neteisingai pradeda veikti, funkcionuoti, arba ten yra stresas, tai, sakykime, dirbant, jisai vis tiek, žinokit, nueis į emocinį centrą dėl to, kad, sakykime, į saulės rezginį, dėl to, kad susikaupęs stresas, jisai eina būtent į saulės rezginį. Ir dėl to atsiranda onkologiniai susirgimai. Tai va, paaiškinsiu konkrečiau, reiškia, jeigu pas mane yra prisikaupę čia streso vienoje vietoje ar kitoje, jisai kils ir jisai eis per saulės rezginį. Ir čia jisai turėtų sustoti. Saulės rezginys ir vadinasi, jisai turi turėti gyvybinės energijos ir sudeginti stresą. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs miego metu miegate ir, sakykime, pas jūs prikaupta viduje streso, vidaus organas jis, aišku, pasiskirstas dažniausiai, reiškia, organizmas, ko atsikrato toksinų, sukaupė jas vienoje vietoje. Tai, pavyzdžiui, išlapėjimo puslėje, nes ryte bėga žmonės į tualetą, prakaituoja, miegodami ir taip toliau, išsivalymas vyksta. O energijos eina į saulės rezginį. Ir dažnai ryte, sako, reikia išgerti šilto vandens stiklinę, kad užkurti skrandį, dėl to, kad jisai degina stresą jūsų naktį, kai jūs miegate. Ir kas yra svarbu, kad jeigu čia yra tvarkinga, tai pas jūs nebus, pavyzdžiui, tokio kaip skrandžio vėžio. O kas yra skrandžio vėžys? Daleiskim, vėlgi, kaip pasakojau, pa žmogų, jeigu nekokybiškai išsivalo saulės rezginys, ten atsiranda dėmelė. Dėmelė, kur kaupiasi stresas. Tai yra pilka zona. Ir pilka zona reiškia tai, kad, kaip aš sakiau, mirusią zoną. Ten ląstelės pradeda žūti ir atsiranda žaizda, kraujavimas skrandį. Skrandis labai skauda, noriu sakyti, žiauriai skauda, kai žmogui ta opa atsiveria. Tai vas, kas yra labai svarbu, jeigu atsiveria opa, sakykime,
saulės rezginį, tai skrandė, tai žinokite, kad jau gali būti, kad ir žarnyne, ir kažkur vidaus organuose atsiras kažkokios metastazės, nes ten pilna bus tualetų. Reiškia, organizmas kokybiškai neišsivalo. Tai ką čia aš norėjau pasakyti, kad viskas turi sueiti į saulės rezginį ir sudegti, kai jūs miegat arba ilsite. Pavyzdžiui, praktikuojant, kas yra labai gerai, kai aš paimu energiją, užfiksuoju ir iškvepiu, reiškia, aš sudeginu viduje stresą. Tiek maisto gauta, tiek kas atėjo iš vidaus sistemos, vidaus organų, nes čia yra vis tiek ir centrinis kanalas, tiek, kiek aš pats jame prikaupiu. Nes, žinokit, vis tiek, jeigu jūs nervinatės arba jaudinatės, skrandis reaguoja ir čia kaupiasi stresas, kaip ten bebūtų. Todėl būna pykina, kaip sakau, paimkim paprastą pavyzdį. Kodėl čia kaupiasi stresas ir toksinai, kai mes nervinamės. Išeikite į gatvę, kaip sakau, suvalgykite pačių švariausių salotų, natūraliausių ar ne, ir išeikite į gatvę ir pamatykite, kad nors pervažyta kažko negražu, supykint. Kodėl? Taigi švarės salotos. Tai todėl, kad iš karto čia pradeda kauptis toksinai. Ir organizmas meta lauk, juos nori išmesti lauk. Todėl ir, sakykime, gerai mūsų pykino, tad, sakykime, mes išvarėm tą maistą lauk su toksinai. Bet stresas tai liko, energetika tai liko. Ir tas skrandis pas jūs plasmuoja po truputį. Ir dėl to gali atsirasti, kaip aš jau sakiau, dažniausiai onkologiniai susirgimai. Buvo tokių momentų, kai dėl, pavyzdžiui, žarnyno sutrikimo, dėl saulės rezginio sutrikimo vidaus organai dirbdavo netaisyklingai ir žmogus turėdavo depresiją. O kodėl? Todėl, kad, pavyzdžiui, neišvalo kokybiškai kraujo, kai vidaus organai dirba neteisingai, reiškia, smegenyse prikaupta toksinų, kepenys dirba neteisingai, reiškia, kraujo kokybiškai neišvalo ir jisai jaučia depresiją ir jisai geria antidepresantų. Bet aš sakau, pas tave šitą struktūrą, sakau, reikia tvarkyti ne galvą, su galva bus tas, sakau, viskas gerai. Ir būdavo po kokius metus geria vaistus, tenais pataiko galbūt į tos vaistus, žmogus tenais kažkaip tą būseną palaiko psichologinę, bet vis tiek, sako, aš jaučiu, kad kažkas negerai, mano pilvas kažkaip pučiasi, skrandis kažkaip netinkamai veikia ir emocinė būsena mano yra labai sudėtinga. Tai aš tada, mes valom saulės rezginį visų pirma. Ir kaip emocinis centras žmogus jau pradeda emociškai jausti stabilesnis. Ir tada, kai jis jaučiasi stabilesnis emociškai, jau automatiškai per stuburą eina į vidaus organus švaresnis signalas. Ir tada mes sureguliuojam jau per pilvo centrą ir taip toliau vidaus organų veiklą. Kai vidaus organų veikla susireguliuoja kokybiškai, pradeda kokybiškai gamintis maistinės medžiagos organizme ir džiaugsmo hormonai, pavyzdžiui, smegenyse automatiškai dėl to, kad džiaugsmo hormonus, sakykime, trikdo gamybą dažniausiai tai labai didelis kiekis toksinų. Žmogus, kaip aš jau sakiau, kai jisai yra persikaupęs emocijų, jisai gamina toksinus ir jisai jaučiasi kaip apsinuodęs. Jeigu trūkumas, pykina, nieko nesinori ir taip toliau. Tai reikia tada valyti būtent saulės rezginį. Ir kaip aš jau minėjau, dažnai mes tą galim pasigauti per žmonių, kurie prikaupė streso, pagamintą maistą. Kaip sako, pagamintas su meile maistas, tai jisai žymiai skanesnis, ar ne? Kažkaip vis tiek. Nors, pavyzdžiui, jeigu aš pavalgau pas mamą, man labai skanu, nes žinau, kad ir jaučiu, kad ta su meile pagaminta ir tikrai tas jaučiasi. Tai va, tai kas yra svarbu, arba gerto pagamino. Tai va, o kai nuvažiuoju kažkokį restoraną, aš ypatingai, žinokit, pavyzdžiui, paimkim Lietuvoje, man skanesnis maistas negu bet kur. Vis tiek mūsų vibracijos energetika atitinka. Nuvažiuoja kur nors į Aziją, ar dar kažkur, ne taip skanu kaip pas mus. Vis tiek jaučiasi ta kita energetika, kai sistemitė yra jautri, tu valgai, viskas gerai, bet vis tiek ne taip. Ir netgi virškina ne taip. Todėl labai svarbu saulės rezginį prižiūrėti. Ir pavyzdžiui, netgi jeigu jūs tenais vakare prieš miegą prasivalykite, atsibūdę, vandenuko stiklinė, labai sveika iš tikrųjų. Tai va, tai saulės rezginys yra irgi gyvybiškai svarbi sistemytė, gyvybiškai svarbus centras ir jisai degina stresą, ką aš ir norėjau to pasakyti. O jeigu ten yra išdegintas, yra, dar žinote, paminėsiu kodėl, emocinis centras.
Todėl, kad jeigu jis pasilieka, jisai signalizuoja per emociją. Tai jauduliukas, nerimas atsiranda, kažkoks viduj, toks, pykinimas tas pats. Čia yra signalas, kad yra kažkas netvarko, yra prikaupta. Tai jeigu čia jau yra prikaupta, tai žinokit, kad jau visam organizme yra pasipylę tenais ir streso energijos, ir toksinai kokybiškai neišsivalo ir taip toliau. Tai būtent signalai ir impulsai duoda tą žinią, kad žmogau valykis emocinį centrą, tai saulės rezgiai. Tai aišku, čia sakykime, netvarkoj, čia irgi reaguoja, nes tas pykinimas yra, ar ne? Čia viskas susiję bendrai, tas kanalas. Ir aišku, čia smegenys netoli.